Sveiki! Šiandien aš noriu Jums pristatyti knygą Vandens skonis. Šią nuostabią istoriją parašė suomių rašytoja Emi Itaranta. Knyga kaipmat susilaukė skaitytojų pripažinimo, susižėrė ne vieną apdovanojimą ir jau yra išversta į keliasdešimtis kalbų. Knygoje pasakojama apie ateitį. Pagrindiniai veikėjai gyvena 7 amžiuje Senojo Okeano laiku. Laikas čia skaičiuojamas ne pagal Saulę, o pagal Mėnulį. Neseniai įvyko didelis kruvinas naftos karas. Pasaulyje pilna plastiko sąvartynų, o tyro vandens šaltinio liko tik keli. Visus šaltinius turi despotiška valdžia, ji ir normuoja vandenį gyventojams. Tačiau tos normos neužtenka. Kompiuterius bei telefonus pakeitė pranešikliai. Išnyko daug gyvūnų rūšių, bet atsirado ir naujų, pavyzdžiui, liepsnamusės. Kadangi atsirado ir daugiau vabzdžių, kurie pavojingi gyvybei ar sveikatai, žmonės turi nešioti apsauginius gaubtus. Pagrindinė knygos veikėja yra 17-metė Norija Katio. Po savo mylimo tėvo mirties jį perima visas arbatos meistro pareigybės. Prieš mirdamas Norijos tėvas jai patikė saugoti vienintelį pasaulyje likusi ir į valdžios rankas nepatekusi gėlo vandens šaltinį. Norijai iškyla klausimas, ar saugoti šaltinį, bijant, kad tavęs kas neužtiktų, kai visas pasaulis miršta nuo vandens stygiaus, ar atskleisti šaltinio paslaptį, numalšinti troškulį kitiems ir likti nubaustai mirties bausme, kad slėpė šį gėlo vandens šaltinį. Kaip jie apsispręs, sužinosite perskaitę knygą. Norija su savo drauge Sandija rausėsi po plastiko sąvartyną ir ieško įdomių dalykų menančių senąjį pasaulį. Jos randa diskų grotuvą ir keletą kompaktinių plokštelių. Sandija ir Norija bando išsiaiškinti, kas vyko anksčiau, perrašydami visą garso įrašą į knygą. Man ši knyga tikrai labai patiko ir aš jums rekomenduoju ją perskaityti. Ji tikrai privers susimąstyti, kaip mūsų pasirinkimai gali keisti pasaulį. O dabar ačiū už dėmesį ir iki!